Patikrinkim, ar esi gudresnis už penktoką. Pirmas klausimas. Kiek Baranis turėjo dolerių? 100, 300, 500, 800. Teisingas atsakymas Kiek aš turėjau dolerių? 800 dolerių. 800 dolerių. Nupaveiksluokit mano subinę. Antras klausimas. Ar Sabonis su skaudančia krikšnim buvo išbėgęs į aikštelę? Galimi atsakymai. A. Nesąmoningas klausimas. B. Išbėgi ir daugiau niekada neišbėgi. C. Ar čia labai sunku klausimą norėjau užduoti? D. Visi atsakymai teisingi. Ir teisingas atsakymas. Nesąmoningas klausimas. Tu išbėgi ir daugiau niekada neišbėgi. Tokį labai nori klausimą užduoti. Sunku. Visi atsakymai teisingi. Trečias klausimas. Nu kur gandriukai tu eini? Į dešinę, tiesiai, į kairę ar į viršų? Oi, gandriukai, kur tai neįtvaimat? Teisingas atsakymas į kairę. Komentaruose pasidalink, kiek teisingų atsakymų surinkai ir ar esi gudresnis už penktoką. O kitas viktorinas gali rasti mankius.lt.